Birželio 23 dieną Vilkaviškio vyskupijos kryžiaus Švenčiausios mergelės Marijos Rožinio karalienės koplyčioje Lazdijų rajone po šventų mišių parapiečiai nuoširdžiai sveikino kleboną Joną Baliūną su varduvėmis. Visi puikiai žinome, kad rytoj Joninės. Visi ieško jonų, kad pasigrožėt, pasidžiaugti. Visi ieškosim paparčio žiedo. Šiais laikais mums turbūt nereiks, nes paparčio žiedą turime. Tad visų tikinčiųjų vardu gerbiamas Jonai. Linkime sveikatos, nepavargstančio stėjimo mūsų visiems tikintiesiems. Visų tikinčiųjų vardu dar kartą ačiū už susitarimą. Kaip kokius sportininkus nugalėtojus apdovanoja. Iš tikrųjų, aš tai nieko dar nenugalėjau, dar kažko nepasiekiau, o nugalėtojas tai yra Jonas Krikštytojas, į kurį mes visi kviečiame, esame pakviesti orientuotis ir jo uždavinys buvo parodyti Jėzų Kristų, kuris sakė, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Tai kiekvieno kunigo pašaukimas taip pat rodyti ne į save, bet rodyti į Kristų ir parodyti tikintiesiems kelią. Tai bandau tą daryti, ne visada noriu, kad tai išeitų ir būtų tobula, bet nepavyksta. Noriu būti šventas, bet ne visada pavyksta. Taigi, kiek jėgos leis ir viešpats, tai stengsiuosi toliau rodyti kelią ne į kažką kitą, bet į viešpatį Jėzų. Žinot, kiekvieno klebono uždavinys yra labai didelis. Tai jūs visus, absoliučiai visus nuvesti į dangų. Tai aš stengsiuosi tą ir daryti. Tai ačiū Jums už sveikinimus, už žodžius ir būkite visi palaiminti ir pildyti džiaugsmingos vilties ir gyvenimo džiaugsmo. Danielius net, visur Danielius dalyvauna.